Gelbėti skęstantįjį gali tekti ne tik ugniagesių gelbėtojų narams, bet ir kiekvienam iš jūsų. Visgi artėja pavasaris ir atsiranda drąsuolių, kurie dėl kelių žuvelių rizikuoja lipti ant ypač plono ledo. Kiti, jau gerokai įšilus orams, prie vandens telkinių besigaivindami alumi, gali pamanyti, kad ežeras ar net jūra yra iki kelių. Gelbėjimas – atsakingas procesas. Todėl Vilniaus ugniagesių gelbėtojų narai sostinės Lazdynų baseine pademonstruos, kaip viską teisingai atlikti, kad skęstantysis nenusitemptų į dugną. Prie pat skęstančio vis tiek žmogus yra streso būsenoje ir jisai griebiasi už beleko, menkiausio šiaudo gali griebtis, kaip sakant, kad tik išsilaikyti. Jeigu jūs pabandysit priplaukti arčiau jo, jis gali užlipti jums ant galvos ir jūs kartu su juo galit, kaip sakant, panirti po vandeniu ir nebeišnirti. Vienas būdas, jeigu jums taip atsitiko, įkvėpėt kuo daugiau oro ir nerėt su juo į gilumą. Bandot išnypti jam gal iš šonais, vis tiek pajutęs gilį, jisai turėtų atsilaisvinti ir išnirti, tada jūs galėsit lengvai išnirti. Gelbėjant skęstantįjį, ugniagesiai rekomenduoja atlikti tokius veiksmus. Pirmas gal būtų gelbėjimo būdas irgi nedaplaukus iki pačio skęstančio likus kokią pusę metro iki jo, panirt, kaip sakant, pačiupt jam už kojų, apsukt, kad jo nugara būtų priešais jūs ir pagal nugarą jūs išneriat lauk, paimat už pažastų ir bandot žmogų tada nuraminti, šnekint, kad aš jūs išgelbėsiu ir transportuot jį į krantą. Antras būdas irgi būtų panašiai toks pat, tai kad žmogus gali jūs matyti, kad jūs panerėt, jis gali kartais nusikoti kojom, jums nebus patogu, tai jūs pranerėt pro jį, išlendat jūs jam jau už nugaros, irgi paimat už pažastų ir transportuojat į krantą, bet aišku, bandyt su jo vis tiek šnekėti, nuraminti, kad jisai mažiau spurdėtų ir padėtų jums plaukti. Jeigu žmogus yra sąmoningas ir jisai yra nusiraminęs, gali jis jums, kaip sakant, užsikabinti už pečių, užsilipęs ant nugaros ir jis padės kojom irgi plaukti. Jeigu žmogus be sąmonės, jį galima transportuoti laikant už smakro. Puolant gelbėti skęstančiojo, naudinga laikytis ir dar kelių patarimų. Vienas iš tokių gal pagrindinių būdų dar be to pasiimt bele kokį daiktą, kad ir vaikai yra daug labai vaikų žaidžiančių kamuoliais, kažkokiais tai pripučiamais daiktais. Stengtis pasiimt, kad ir kamuolį, padavus kamuoliuką, vis tiek tu galėtum išsilaikyti, reikia įvertinti ir savo galimybės. Ar tu sugebėsi jį, kaip sakant, išgelbėti ir stengtis. Labai daug žmonių, kaip sakant, sėdė ant kranto ir tik stebi, žiūri, kaip žmogus skęsta, plauk 2, 3, 4. Bet pats geriausias patarimas – vengti situacijų, kuriuose gali nuskęsti. Ypač pavasarį, prieš lipant ant ledo svarbu įvertinti jo storį. Neiti vienam, pasiimti telefoną, smaigus, gelbėjimosi liemenę ir neperšlampamus rūbus. O vasarą jokių būdų nesimaudyti išgėrus, atsargiai nardyti ir neplaukti per toli nuo kranto.